Labas. Tik buvo antradienis, tik tai va taip va. Op! Ir jau penktadienis. 3 dienas pjovė medieną. Šiandien dėdė Valentinas ilsisi, o aš bandysiu sutvarkyti. Viską greitai sumėtėm pirmiausiai į vieną krūvą. Dabar medieną reikia sudėti štabelius ir būsim pasiruošę pirmą žingsnį, kas liečia medžiagų. Vakar taip kažkaip netyčia gavosi, kad dar įsigijau keletą pirkinių. Parsivariau neplanuotai, kažkaip taip gavosi, parsivariau sodo traktoriuką. Taksai, paskui parodysiu. Nu ką, dabar va šitą visą grožį turiu pirmiausia nušluoti, ko nežinojau. O aš vis pasakė, kad būtinai reikia nuimti pjuvenas po pjovimo. Tai turiu įrankį šluotą, nušluoju pjuvenas ir dedu va čia. Čia sukrausim, truputėlį padžius. Žiūrėsiu, gal kitą savaitę jau pradėsiu betonuoti polius. O va tokiam va grožyje mes atostogaujam su žmona. Gal labiau žmona atostogauja, o aš dirbu. Bet kita vertus, kai pagalvoju, su mažu vaiku menkos atostogos. Ką, judam toliau? Tai labas. Savaitės reziumė. Turėjau atostogų. Jo, nemeluosiu ir vėl galvojau, kad viskas vyks greičiau. Bet gyvenimas yra gyvenimas. Scenarijaus neparašysi, nors buvau susidėliojęs visus pagrindinius darbus, kaip kas atrodys. Tai ką gavosi padaryti per šią savaitėlę, tai atsivežėm 15 kubų medienos, išsipjovėm, susidėliojau, tai jau turim medžiagą, iš kurios galėsim toliau kažką daryti. Kodėl visą laiką kalbu užuolankom kažką, kažkur, kažkas, kažkaip. Nenoriu iš karto atskleisti, ką aš čia esu sugalvojęs. Tai pavadinimą turiu, tai yra svajonės kaina, tai realiai mano svajonė ir noriu pasižiūrėti, kaip ją pavyks įgyvendinti, turint minimalų kiekį pinigų, minimalų kiekį laiko, maksimalų entuziazmą ir labai didelį norą. Tai va, tai kaip ir minėjau, turim medienos. Ką aš dar padariau per šią savaitę, atsivariau sodo traktoriuką, nusipirkau grąžtą poliams, nes betonuosiu polius, ir nusipirkau talpas kanalizacijai. Tai pagrindinis planas dabar yra padaryti kanalizaciją, turėti vandenį, turėti dušą, turėti tualetą ir iš medienos pasidaryti padus. Atvažiavo tos talpos yra štai čia. Atvažiavo tos talpos. Ką mes dar per šią savaitę pasidarėm, tai išsikirtom čia krūmus. Šitoj vietoje irgi prasivaliau.
Va taip prasivaliau. Va šita visa krūva turėtų nusilyginti čianai. Bėda ta, kad šią savaitę buvo priplanuota labai daug darbų. Mano žmonos pusbrolis yra ekskavatorininkas, turi techniką. Tai mes čia rudenį sulekšiavom. Dabar norim sulekšiuoti dar kartą, iššakėti ir paruošti vejos sodinimui. Ir planas buvo iškasti prūdą. Tai faktiškai, jeigu Donatas nebūtų susirgęs, jau būtume turėję prūdą, bet yra kaip yra. Nieko, vis tiek padarėm nemažai darbų. Ir prūdas va ten, va, jau tą pasakau. Namas kol kas užkonservuotas. Pavasarį nieko su juo nedarysim, vasarą irgi tikriausiai nieko nedarysim. Tai va, atrodo, labai daug norėjau, labai daug svajojau, bet, kiek gavosi pasidaryti ir jau gerai. O dabar kraunam lagaminus ir grįžtam į realybę. Šiandien laukia kelias atgal namo į Vilnių. Taip kad iki kitos savaitės. Iki. Labas rytas. Nu ką, po atostogų grįžom į darbus. Ir kažkaip šitą savaitę irgi labai greitai, va taip net ir darbe, pliumpšt. Tik pirmadienis, tik penktadienis. 7 ryto keliauju į kaimelį. Kodėl 7 valandą šeštadienį? O todėl, kad pramiegojau. Turėjau išvažiuoti apie 6, kad gerokai prieš 9 būti jau vietoj. Tinginiukas aplankė. Tiesiog. Tai susikroviau daiktus, šiandien be šeimynos. Keliaujam į kaimuką. Turim šeštadienį, turim sekmadienį, pažiūrėsim, ką mums pavyks padaryti. Iki susitikimo kaime. Į pradžias niekaip žiūriu nespėju, bet vyksta. Darbai po truputį vyksta. Einam ieškot kelmų. Reikia atžymėti vietas, kur jie yra, kad galėtume pašalinti. Tai va taip. Kol kas tiek, pažiūrėsim, kas vyks toliau dienos eigoj. Aš tai bičas tikrai nenuspėjamas. Dirba žmonės rimtą darbą. Galvoju, ką aš čia? Nei padėti, nei paimti, nei nunešti. Tik praeitą savaitę sakiau, kad čia viskas, kryžius, nieko nedarau. Galvoju, ką aš čia dykai stovėsiu? Reikia truputėlį pasitvarkyti. Tadam. Pasitvarkiau. Tvarkausi. Galvoju truputėlį apdaužysiu savo šitą duonkepę. Nu ir va, ir apdaužiau. Žodžiu, čia truputėlį reikės damūrėt, truputėlį patvarkyt, čia truputėlį kažkaip, čia kažkaip. Žodžiu, gal aš tikriausiai pats save kartais nustebinu visokiais dalykais, kurių kartais atrodo net ir mintyse nebuvo, kurių kartais gal ir nereikėtų, gal reikėtų, gal kaip tik gerai. Nu va, buvo čia pečius. Čia pečių panaikinau. Čia reikės užmūryti. Čia reikės patvarkyti. Nu ir bus pasaka. Čia aš taip galvoju. Pažiūrėsim, kaip gausis.
Tada žadėjau parodyti. Va šitokį įsitaisiau. Sėdynė, taip, baisi. Traktorius, taip, senas. Čia prigalvojau tokį va truputėlį pakelt, kad išmestų žolę pasibandymą. Nu va, a kaip nekaip, va. Ir netgi važiuoja. Nu ką, patikros komisija. Važiuojam, pažiūrėsim, ką rimti žmonės nuveikė per 2 dienas. O ar aš turėsiu kuo pasigirti? Geras klausimas. Tuoj apžiūrėsim. Oho, aš jau matau, jūs dar nematot. Oho. Nepažint? Dvi dienos darbo su rimta technika. Atrodo kažkaip va taip va. Tikėtina, kad aš net ir pats nesitikėjau. Ką žmogus sakė, kad tikrai žemių bus daug ir tikrai užteks tau išlyginti ten, kur tu nori. Dar dvejojau, galvoju, eisiu, kirsiu, kasiu krūmelius, kad man ten veją pasidaryti. Kurgi čia su tokiais kalnais? Čia panašu, kad didžiąją dalį išsilyginsiu žemės. Ten, kur man reikia. O čia, prašau. Va, kokia graži duobė. Ir jau netgi vandens yra. Vat ir prašau, 2 dienų rezultatas. Gražu. Bus gražu. Na, einam įvertinsim kito rimto darbininko darbus. Net pačiam juokinga. Ką žmogus per 2 dienas vizualiai pakeitė aplinką. Kitas žmogus. Netgi kiek per 2 dienas aptinkavo molio mišinį. Į sveikatą man. Nu, čia pabandyti. Čia tik tai pabandyti, pasižiūrėti, ar netrukinės. Truputėlį užtryniau. Truputėlį užkaišiau ten skylės. Pažiūrėsim. Jeigu netrukinės, kažką padarysim. Šitą sugalvojau, kad tikriausiai taip ir paliksiu. Visai man dailiai atrodo. Kitas niuansas, vienas didžiausių niuansų. Ten reikės kažkaip tai sumūryti ir užtaisyti tą McDonald'o langelį. Tai va. Tiek va ir nudirbta per šitas kelias dieneles. Oi, nuo dulkių sloga be lenkokia. Savaitgalio reziumė. Nusivežiau dalykų į kaimą. Gerai. Ar aš pats kažką nudirbau šį savaitgalį? Dirbau.
Dirbau sąžiningai 2 dienas. Naudingai? Ne. Išvados padarytos. Veltui laiką savo praleidau. Bet dideli žmonės su didelė technika nuveikia labai daug darbų. Patinka. Tai pirmadienį dar vyks procesas. Ateinančią savaitę panašu, kad be manęs darbus pasiplanavom ir dar net nepasibaigus šitam savaitgaliui jau keliauju mintimis į kitą savaitgalį. Įdomu. Ir tos 5 dienos tikram gyvenime įdomios, greitai prabėga. O aš vis uždavė labai įdomų klausimą. O kada jūs pailsėsit? Labai keistas dalykas, kad atrodo savaitgalį lėkiu, bėgu, darau, važiuoju, einu, tikrai mažai sėdžiu bet taip gera, važiuoju į namus, pavargęs, bet taip gera. Tai va, po truputėlį judam iki susitikimo ir iki kitų kelionių į kaimą. Iki.